Hei, sveiki įsijungę YouTube kanalą Kiemo Magas. Šiandien video bus iš tiesiog dienos eigos, ką veikiam, ką darom. Tai atvariau iki varžtų parduotuvės, nusipirksim varžtų karavano fasadui ir varžtus iš karto užsakysiu, kad nudažytų pagal fasado spalvą, nes dailylentės nudažytos 2 kartus, tai kad nereikėtų perdažinėti dar paskui. Pasiimam, varžtus susukam ir fasadą pamirštam. Tai let's go. Pasiėmiau pavyzdinį varžčiuką. Tai va tokie suksiu fasado dailylentės. Tik čia yra antrazito spalva, o bus jauda. Kiek ten 9005 ar kokia, neatsimenu aš to ralo. Juokingiausia tai, kad atvariau tik varžčiuko, o užtrukau valandą laiko. Tai susipažinom ir su savininkais Emoros ir išsikalbėjom apie darbus, apie projektus. Dabar važiuojam iki Timberio. Važiuojam iki Timberio pasikrauti dailylenčių karavano. Kadangi mano atmintis kaip žuvies arba kaip vištos, tai aš vis pamirštu, kad 12 valandą žmonės pietauja normalus. Jau galvojau, nebepasikrausiu dailylenčių, nes va dabar po 12:10, bet ne. Galiu pasikrauti, sakė, tai čia... Užtruksiu biškelį, kaip gražu miške. Dėl ko nusprendžiau irgi, kad reikia pirkti dažytas, tai našumas. Dabar pats dažyk. Dabar jau būtų galima dažyti, bet tai vėl stalažai, kol tu viską nusidažysi, kol išdžius, tada antrą kartą. Ir vis tiek nenudažysi taip gerai. Ai, sakau, imam, susimokam, bet tai bus bent gerai. Ir akivaizdu, kad yra labai gerai. Ir karavanas nebebus karavanas, o bus namelis, kas irgi labai smagu. Oba. Karavano projektas taps tiesiog vasarnamiu. Nežinau, turbūt kitą pusę reikia dėti apverstą, nors net nežinau. Filmuoju, bet viskas gerai. O kaip dabar geriau dėti, kaip jūs dedat? Dažą į dažą glaudžiat? Jo, dažą į dažą. Ok, gerai. Tai aš ir taip galvojau. Na, tai aš ir taip. Jo, tvarko, aš ten paskui susitvarkysiu. Ne, viskas, varyk valgyt, ką tu čia padėsi. Čia, žinai, ne tas svoris, kur čia jau labai pavargčiau. Susidėsim ir patys, viskas gerai. Nedaug čia tų lentų. 100 pem kažkelias, tai. O ir šiaip paskutiniu metu mažai judu, tai reikia pasijudint. A ne. Kaip išlinkus šitą, niek. Pritrauks su varžtais. O gal nusipjaus. Šiaip specialiai biškį ilgesnės ėmiau, kad nusimės geriau. Ta kaina jau ten nelabai ir skiriasi, ar ten 4 ir 4,2, kaip pavyzdys. Tai ilgesnės ir bent jau bus ramus. O jau ką iš atraižėlių inkilą gali susuk, nors inkilų metros netinka dažytas, ne? Paukščiai mėgsta natural produktų. Šiaip sodė jau mačiau paukštukų į inkilą lenda. Vienintelis medis tai yra, kurį irgi reikėtų apgenėti, bet nėra kad. Tik dabar žiūriu, kad čia gal gausis ta krova pakankama, kad išlystų už bortų ir galėčiau su diržais pritraukti. Nes nepritraukus, tai čia pusę tik lentų parsivešiu. Aba. Jabadabadu, kaip sakė Fredas Flintstonas. Sukrausiu sodę ant terasinių lentų. Ilgis, man atrodo, ten jų toks pat. Tai nekišos galai į orą ir viskas bus gerai. Iš šono gerai jau čia atrodo, su savim šneku. Dalbajovas tas galvoja. Aba. Toj krovoj kažkaip atrodė mažiau lentų. Dabar kraunu ir galo nematyt. That's what she said. Nu ką, atvažiavom į objektėlį pernai metais rytą, bet dar nebaigta. Matosi iš po žemos, kur reikia dašluoti acijų. Pavyzdžiui, ką susidūriau šiais metais, labai daug žmonių, kas kreipėsi, tai laiptai atsilupo, labai daug žmonių. Ir labai daug žmonių rašė, kad prie įėjimo sukilnojo. Laiptai, tai aišku, ten netaisyklingai klijuota, o įėjimas 90%, kad blogai paruošti pagrindai. Ir jeigu pagrindai paruošti blogai, natūralu, ten ar nukasta per mažai derlingos sluoksnio, ar nepakankamai sutankinta ir tada va viskas išsikilnoja. Čia turim nuo grindėlę dar. Nuo grindėlę
Tai va liko daug pjaustymo. Dar turėsiu aplink visas dėžutės supjaustyt. Ir vat sudėtingiausia tai bus čia. Nenoriu dabar purvintis, bet gal parodykim bent minimaliai. Tai vat yra du tokie daugiakampiai fasado išsikišimai. Ir apie juos irgi eina nuogrinda. O, jau užsipurvinau. Tai tenais irgi bus daug pjaustymo. Jo, šiaip laukia dar nemažai darbų šitam objekte. Viską dar kartą užšluot, pertankint, nes jau buvo metų kaip ir pabaiga pernai, tai jau buvo toksai kritinis oras, kada buvo tą galima daryti. Ką dar turim, tai turim, čia jau lygtai sausiau, tai va čia galima pasivaikščiot. Tai turim atraminę senelę padarytą, kuri irgi va atlaikė ekstremalių šalčius ir galim įsivertinti. Daryta iš, jei neklystu, fibo blokelių. Čia 25 gal metrai. Ką liko daryti, tai va liko užsipildyti betonu. Tai bratukas jau yra pasakojęs, apatinė armatūra, kur yra, jinai negali gulėti ant žemės, ne? Tai vat, kai rišiu, nes dar nesurišta, kai rišiu, vat, pavyzdžiui, tenais, va, matosi, jau yra sukelta, čia laikosi, čia jau pasidėję. Tai vat, vietom dar reikės sukelt, bet čia nais yra ne ant žemės, o ant polio, kuris yra pabetonuotas. Tai betonuojant, va tada ir visi stulpai susigaudys pagal gulščiuką ir panašiai. Čia visur reikės sukabinti bortelius dar, pakabinamus, pamatėlius. Ir dar drenažą reikės kitoj pusėje. Tai žodžiu, čia dar darbelių yra. Va čia irgi įdomus buvo sprendimas su šitų laiptų. Reikėjo sugalvoti, kaip čia padaryti, kad būtų gražiai. Tai va taip gavosi. Tas laiptelis. Kas man smagiausia, kad tikrai turėjom labai ekstremalią žiemą ir viskas kuo puikiausiai atlaikė. Kom aš labai tikrai džiaugiuosi. Šiaip apstai labai išskirtinis objektas, gražus objektas. Jau dalylentės vietoje, objekte dabar dar pasižymiu, ko man čia reikės ir tada varom iki sodo. Senai bebuvau jūs atsivežęs jau prie karavano. Tai išsilyginau tą senelę. Čia buvo labai blogai. Noriu prisidėti kelias lenteles ir pažiūrėti, kaip atrodys. Tai atsilaisvinam diržioką ir užsimetam kelias lentas, kad bent jau pasižiūrėt. Tai paimam. O, pirma lenta. Šiaip bus per ilgos turbūt gerokai, ne? O, vaikinė. Bet ten taip jau gavas mum. Na gerai, pabandom prisispaust. Tai vieną čia prispausim. Laikykis. Ir davai dar aukščiau išlipsiu. Gražiau prisiglaus. Pastolius turim, reik naudotis. Jebaba. Na va. Niekas nesimato, ne? Tai aš turiu dar vieną spaustuvą. Ir galima būtų ant kampo dar užmest vieną. Likit įsijungę. Va, opa. Spaustuvas. Dailylentė. Pridėkim. Aš noriu tik pasižiūrėti, biškelį. Juoda. Juoda. Bus gražiai, chebra. Susidės juoda. Kampukai balti. Aplink duris balta. Aplink langus balta. Tai nežinau. Čia jau neberodysiu turbūt, kaip išsikrovinėjau. Va čia ant terasėlės gražiai. Pala, ten terasėlė. Tai ten bruštus pasimesiu, susidėsiu savo. Arba ant tos vapalėtės iš ilginės galiu. Iš vis gerai. Tai va, susidėsiu. Ir tiek, ką žinau. Karkasas išlygintas, dalylentės atvežtos. Tai reikia tas gegnės nupjaut pagal gulščiuką. Ir tada šoniukus abu susiburt. Ir tiek žinių. Sveiki sugrįžę. Visų pirma noriu labai aiškiai pabrėžti, kad jokių būdų nekartotumėte kaskadinių triukų, kuriuos išvysite šiame epizode. Juos atlieku aš, kruopščiai ir ilgus metus apmokytas profesionalas. Lipsim nusipjaustyti gegnės, pastoliai per žemi, tai dar pasidėsim kopečias. Reik pasim kopečias. Kopečias į sceną. Va. Tai dabar pasikeliam šitą. Čia pasiektum. Ne, jau čia reikia nuo viršaus left. Pagalvojau, kad senokai nedariau video, kur tiesiog dirbu ir kalbu. Tai padarysiu šiandien. Tai pradėkim nuo klausimo. Šiandien labai daug vandens gėriau.
Ir žinot, kas užknisa, kai geri daug vandens? Daug ir myži. Ta prasme, prigeri vandens ir paskui į tualetą eini dažniau negu kad statybininkai keikiasi. Statybininkai keikiasi daug. Visi tą žinom. Vienam nepatogu. Bet ką darysi? Tuoj mes čia sukonstruosim. Nežinau, gal turi tokį lifehacką. Prigėrus vandens, kad nevarytų tualetą. Opa. Bum. Vienas. Liko 3. Vakar kalbėjau su Valentu. Tiesa, sekmadienį buvom su Valentu su mocais išvažiavę. Sako, kun tu? Nieko. Sako, varysiu iki Šiaulių, gal susitikt nori. Pagalvojau, kad... sako, su mocu atvarau, gal susitikt nori. Pagalvojau, kad ir pats seniai važiavau. Pasiūliau Dovilį, sakau, gal nori su mocais išlėkti. Jo, sako, noriu. Tai išvarėm, va. Valentas su žmonikė ir aš su savaja. Pasivėžinau. Gerai, čia pastumsim šitą. Tada pastumsim šitą. Labai gerai. Man biški banguoja. Nepatogu, čia į akis krispjuvinosi. Pasidėsiu kopečias. Čia net nebus labai pavojinga, ne? Tai va, išvarėm su Valentu su mocais. Pasivažinėjom. Atidariau sezoną. Pernai nė karto nebuvau išvažiavęs. O šiandien dar su Valentu pasitariau, kaip čia sakau, man geriau daryti tą visą pakalimą. Tai pakonsultavo, kaip visada. Nusipjaustysim gegnes ir nieko nebedarysim. Paskui jau, kai dalylentę susisuksim, susidėsim. Čia viską paaiškinu, nieko čia sudėtingo. Tai va tokie va dalykai. Reikėtų ir kolonas man anoj pusėje. Susitvarkytas 3. Bet reikia polius perskristi. Apie kolonas irgi šiaip Rokas apie kolonas patarė, kaip geriau daryti, kad būtų gražu. Kuilį tu. Tep. Įva tep. Kaip čia buvę. Pavargau. Galvoju, kad išvešiu 1, 2, 3 pastolių tarpus. Pasiliksiu tik vieną. Nes pinigas. Gulščiukas. Sukta. Pjūklą užsikėliau jau ar ne, kažin. Neatsimenu. Gerai, užsikėliam kopečias. Jo, pjūklas užkeltas. Viskas tada. Oi. Lipam į viršų. Pradėsim nuo galo. Jeigu pasieksiu. Sudėtingiausia tai bus neįpjaut plėvelės. Pjausiu su tiesiniu pjūklu, nes su juo bus patogiausia prieiti. Ten tą gal nupjausiu. Kai liks vienas, jau pastolis pasistumsiu, nes čia biškelį. Net ir man jau atrodo per daug pavojingai. Va. Gal netgi ir tą paliksiu, neįsiu prie pat krašto. Nieko čia baisaus net nėra. Tai prisidedam gulščiuką prie kampo ir tada va taip padarom. Gerai, galim pakalbėti. Buvo atvejis. Rašo man bičas. Gal ir YouTube žiūri, nors turbūt nežiūri. Tipo, blėt, čia pasakoju žmonėm nesąmonės, paskui aš nuvažiuoju į objektą, tipo, kiek suprantu, dailidė, stalius. Ir aš jiems sakau, kaip turi būti, o jie mes matėm kiemo magą. Tipo, ne taip daro. Tai pradžiai man yra ganėtinai keista, nes, turint omeny, kiek peržiūrų renka mano epizodai, tai aš tikrai nesu kažkoks baisiai jau populiarus. Tai nemanau, kad tenais jau kiekvienas jo klientas matė kiemo magą ir jam labai problemų daug kyla. Kitas momentas, ką aš jau daug kartų sakiau, tai mėlėjai, ne viskas, ką aš darau, yra teisinga. Ne viskas, ką aš darau, pavyksta man.
Aš darau dėl savęs ir rodau tiesiog, kaip man sekasi. Tai yra daugiau gyvenimo būdo žurnalas, negu kažkoks tai pamokymų sandėlys, saugykla. Kiekvienas žmogus, jisai pats nusprendžia, ar jam tikėti meistrų, kuris atvažiuoja pas jį, ir jam tikėti žmogum iš interneto. Kitas momentas yra, mano manymu, labai svarbus. Jeigu tu negebi iškomunikuoti, negebi argumentuoti ir pagrysti savo pozicijos, tai vėlgi čia yra ne mano kaltė. Galbūt tu esi ir puikus meistras, bet reikėtų pasimokyti bendravimo, reikėtų pasimokyti diplomatijos ir kažkokių šitų dalykų. Nes man niekada nekilo su savo nuomonės, nekilo problemų su savo nuomonės argumentavimu žmonėms. Jeigu jums kyla, skaitykit knygų daugiau, nuvažiuokit kokį seminarą. Tai va, žodžiu, su kuo aš tik nesusiduriu. Rašo man, mokina mane. Gerai, ačiū. Esu gavęs žinučių. Ką tu čia tipo mokini? Aš nemokinu. Aš nesiunčiu savo nuorodų kiekvienam į paštą ir nesakau, žiūrėk. Aš įkeliu į savo puslapį, Instagrame, Facebook'e. Kas nori, ateina, pažiūri. Prievartos čia nėra. O asmeninės tos pamokančios neva žinutės, kad tu čia ne taip darai, čia daryk taip. Čia yra spamas. Jeigu parašytumėt man, kad nori tau duosiu patarimą ir aš sakyčiau žinoma, tada rašykit, mokinkit. O jeigu jūsų niekas neprašė, tai ką jūs čia man pasakojat? Ką jūs čia man pasakojat? Varysiu savaitgalį į parodą, ką pasėsi. Pernai atsimenu, kolega iš Kauno vienas varė, kaip dabar atsimenu, aš dirbau, jis man nuotrauką siuntė ir šiemet išmetė reklamą, visiškai kažkaip net buvau pamiršęs apie tą parodą. Ir kaip tik išmetė, kad šį savaitgalį, plemba, galvoju, reikia varyti. Įdomių ten visokių dalykų prisižiūri, šiaip įdomi laiką praleidė. Tai varysiu pasižmonėt. Šakinėja biškite mano brūkšniukai, bet bendrai paėmus tai nebaisiai. Žinot, ateisiu į kadrą atgal. Žiauriai nusistebėjau prieš porą dienų vienu dalyku. Jeigu žiūrit mane, tai tikėtina, kad žiūrit ir Valentą, ir Tropą, o gal ir ne, gal mane žiūrit daugiau dėl pramogos negu dėl statybų turinio. Nesvarbu. Bet žodžiu, Tropą, tai jeigu nežino, tai apdailos meistras, dailidė turbūt, jeigu taip tiksliai. Kietas tikrai meistras. Net negalvojau, kad žmogus tiek heito gauna. Aš gaunu heito, kad darau nesąmonės, čia šūdus ir panašiai. Tai gerai, tebūnie. Darau nesąmonės, siena. Tikrai nesąmonė, ne? Ten žmogus, žino, ką daro. Lygiai tie patys komentarai. Tu čia šūdus darai, tu čia nesąmonės darai, nemoki, šūdarankis, nusimta diržą. Irgi žmogus su diržu dirba, kas aš žiauriai patogu. Pabandykit. Ir žodžiu, ir ką tada supranti, kad ką tu bedarysi? Kaip tu bedarysi? Vis tiek atsiras nelaimingų žmonių, kurie ateis išliet tulžį. Šoksi TikToką, ateis pavažiuot, parašinėti nesąmonų. Dainuosi, ateis. Valgyt gaminsi, ateis. Ką bedarys? Tai spjaukit. Nori daryt, darot. Viskas. Jei bijot, tai nedarykit. Gerai, bandysim dabar nusipjaut, nesuplėšant plevelės. Aišku, iš apačios pjauti čia yra labai patogiai. Bet pabandom. Jeigu kryščiau, galima būtų kaip čia gidriau. Taip nebent iš apačios žiūrėt, bet tai blecha kaip nepatogu. Ir čia tas stragna, ne? Bandom, ką daryti. Arba reikia pjauti iš viršaus. Kai plevelės nesuvarysiu. Bandyt reikia pjauti iš viršaus, kebra. Čia mes pasikoreguosim. Bandom iš viršaus pjauti. Neskaitant to, kad pradžią surūrinau, toliau gerai. Tai taip ir darysim. Pirmą tai tobulai nupjavau. Laulynai. Tiklas laulynas. Toliau gerai eina. Ta gal nelabai gerai nupjavau. Šitą gražiai. Gera bus. Ir dar paskui apsikliuosim plevelę. Tai žinot ką? Aš ateinu išjungius. Paskui kaip plevelę kliuosim, dar pakalbėsim. Rokas man pridėjęs čia visokių plevelių yra.
Tai apsiklijuosiu aplink gegnės visur. Kamera to išsikraus, tai kiek įrašinės tiek, paskui pakeisiu į kitą. Jeba, dabadu. Gerą draugą turiu. Prikrovė visko. Sako, sunaudosi. Nes sandėliukui stogą man Rokas padovanojo. Kažkaip jisai turėjo kelis tos lapus likusius, sako, niekur šių nepanaudosiu. Tai variau pasimti su priekabėlė. Pamiršau Valento dovanotą gruntą plėvelį pasimt. Tai klijuosim be grunto. Ne, su piršniam. Su piršniam net klijuosiu. Klijuosim be grunto, ką daryt? Dar sakiau pasimsiu, nepasiėmiau. Nusipjausčiau. Tikiuosi iš priekio nesimato, kad nelygiai. Iš šono matos, bet kiek daug išmokta. Kiek daug išmokta. Gal nenukrisiu. Siklijuosim, peilių turiu statybinį. Nuo kurios pradedam? Mėlyna, žalia ar balta? Mėlyna gal, ne? Davai, varom su mėlyna. Oi. Taip ir vyksta viskas. Niekur savo žmogus va neskubėdamas ir pasidarysi viską. Sako, skubų darbą velnės. Pirma reikia šonus klijuoti, ne taip darau. Kai užklijuosiu šonus, tada viršus man nesilankstys. Skubų darbą velnės veja. Bet kai lėtai dirbi, tai medieną supūt gali. Aišku, ne viskas čia. Ką ne viską, daug ką netaisyklingai darau. Bet man vis tiek smagu. Vis tiek finale bus karavanas. Nu, koks karavanas jau, vasarnamis bus finale. Bus vasarnamis, kur atvažiuosim. Pasikept mėsos, šalia ežeras yra. Išsimaudyt. Ir niekam ačiū nereikės sakyti. Nu gerai, Rokui ir Valentui reikės. Ir vėl kas nors rašys. Nugriaut reikėjo ir naują statyti. Jūs visi jau, kas žiūrit, žinot, ne viską. Jums nereikia net pasakot. Čia tik tiem veilokam visiems reikia kartot po 100 kartų. Jums kartot nereikia, nes jūs jau viską matėt, girdėjot ir žinot puikiai. Taip fainai yra žmonių, kurie nuolat parašo Messengerį ar Instagramą, atsiklausia kažko, va irgi pavyzdžiui, kas ypatingai turi kažkokius panašius projektėlius, tai kaip čia tą darė, kaip čia tą. Nes ne meistrai, bet patys nori darytis, supranta, gal kad nebus čia kažkokio tobulumo, bet ima, daro ir nebijo. Tai tas yra fainai labai. Manau, kad tas karavano projektas daugam parodė, kad nereikia bijoti. Žmogus čia gali taupyti visą gyvenimą. Oi, čia sutaupysiu, nusipirksiu arba pasisamdysiu. Ką tu žinai, kas su to gyvenimu tavo nutiks? Imk ir daryk, jeigu noro yra. O ir šiaip aš esu vėžys. Viską nurašykim ant to, kad nuo zodiako ženklas vėžys ir aš viską darau atbulai. Viskam yra pateisinimas. Tai va jums ir turinio kūrėjas. Niekas nepasikeitė. Darau, ką ir dariau ir viskas. Nu ką padarėm, tai apsiklijavom aplink gegnės. Fainai beveik ties viduriu baigėsi mėlyna juosta, tiksliau nesibaigė, nukrito. Beveik ties viduriu ir tada pradėjau žalią. Tai ten kampą nusipjovau dabar gegnės. Ten liko 2 gegnės nusipjauti ir kampuką apklijuoti. Tai tą patį stalažą nusistumsiu. Išsirdžiau stalažus. Patogiau man bus vieną pasistumdyti, nes dabar čia jau aplink stogą dirbti nereikės. Tai, reikės, meluoju, reikės dar kaktinę lentą užsisukti. Bet pasistumdysiu stalažą, vežu, nes jau ir taip su tais stalažais aš čia užsitarmozinau. Viskas kainuoja pinigus. Tai vieną pasiliksiu, čia jisai ne karvėte kainuos man. Kavos puodelį per dieną. Ir dirbsiu dabar su vienu. Jo labiau, kad šonus ir taip su vienu viską pasidariau. Kol dirbau, gavau žinutę iš Emoros. Jau varžtinį dažyti, kaip atrodo. To įgaus jau savo finalinį vaizdą. Tai rytoj pasimsiu varščiukus, atsivežiuosiu priekabą. Tai į priekabą pasikrausiu pastolius ir tada įdienojus, kiek aš ten jau rytoj padirbsiu tiek, parsivešiu juos, grąžinsiu į rentvėjų. Tai rytoj greičiausiai pradėsiu sukti dailylentes jau, nes kalbėjau su Valentu, tai sakė, pakalimus paskui galiu pasidaryti, kai dailylentės susisuksiu. Tai taip ir darysiu.
Pakalimą nedarysiu lygiai greičiai žemiai, kaip yra 15, va taip, tarkim, mane dabar 15 laipsnių, šiaip galima daryti tiesų, bet nedarysiu tiesaus, darysiu va taip, kaip nueina, taip visas gražiai ir nueis 15 laipsnių. Nusipjovė, apsiklijavo, išsirinko, visi kažkas padaryta. Varau namo, nes kameros ar taip išsikrovė, visos filmuoti negaliu, tai varau padirbs namie, rytoj atvažiuosiu su pakrutom kamerom ir vėl filmausim. Tai ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit laiką ir pakomentuokit ką nors. Iki.